Ar esi girdėjęs apie aukos rolės dramos trikampį? Tai yra auka, gelbėtojas ir agresorius. Kuo tai yra svarbu? Tai yra svarbu tuo, kad tie žmonės tiesiog įtraukia į kaltės žaidimus, į kaltinimus, į atsakomybės nusimetimą. Ir žiūrėk, jau tu kažkuo tai kaltinamas, kažką padarai ne taip, kažkur kažką pamiršai ir žiūri, kad jau čia iki ausų. Kaip šitą atpažinti? Taigi, tos 3 rolės - auka, bėga nuo atsakomybių ir rodo, kad kiti kalti. Gelbėtojas, jisai nori kažką tai išgelbėti, kažkam padėti, kažką padaryti, kad kažkas pasijaustų geriau. O agresorius per agresiją, per kaltinimą, per stumimą ant kitų. Čia visi kiti padarė, čia aš. Tai yra ta pati auka su 3 rolėmis, su 3 kaukėmis. Ir tai yra labai svarbu, ką pasakysiu dabar. Jeigu žmogus taip daro, reiškia pirmiausiai jis tą trikampį žaidžia su savim savo galvoje. Bėkite nuo tų žmonių ir atpažinkite, kaip tas žmogus įtraukia jūs į tą emocinį žaidimą, dažniausiai per kaltę.